Do you think this is your time? Sveiki visi, aš vardu Ernestas ir tai mano kanalas, kuriame gaminsime patiekalus iš sveikų maisto produktų ir bandysim laužyti stereotipus, kad sveikas maistas negali būti skanus. Pagal jūsų prašymus šiandien gaminsime avižinius sausainius. Kągi, pirmyn į virtuvę. Avižiniams sausainiams mūsų reikės avižinių dribsnių, naudoju kuo stambesnes. Prie avižinių dribsnių reikės 2 pilnus kiaušinius, bananas, 50 gramų riešutų ir razinų mišinio, bet realiai patys jūs vartojat, patys naudojat ir dedat viską, ką patys norit. Vaisiai, džiovinti, riešutai. Šiuo metu aš šiandien naudoju braziliškus, razinų, migdolas, graikiški, žodžiu visas asortimentas. Taipogi naudosim skystą saldiklį, vandens tipę. Naudoju tabletės, kurias tirpinu vandenį. Ir tiesiog dėl skonio dadėsim bananinį tokį saldiklį be skonio, flapdropą vadinamą, iš My Protein firmos. Kad sausainiai būtų mūsų nesausi, kadangi avižos stambios, mes avižas sumaišome su kiaušiniais. Į avižas įmušam 2 pilnus kiaušinius, viską tai sumaišome ir dar dapilame saldiklį. Į visą tą masę dar kartą gerai viską sumaišome ir paliekame stovėti 30-40 minučių, kad mūsų avižos tiesiog išbrinktų, kad mūsų sausainiai nebūtų sausi, kad jie būtų tokie skanūs. Tai va, viską tai išmaišome ir leidžiame duoti pastovėti. Na štai, mūsų avižos pastovėjo jau 40 minučių maždaug. Jos maždaug yra išbrinkusios, kaip matote. Taip, mūsų avižos jau yra išbrinkusios gerai. Antrą, ką mes darome, tai sutrinam bananą į gabaliukus. Na štai, sutrinam bananą ir viską tai dedam į avižas. Dėsiu flapdropą tokį skonio suteikėją bananinį, kadangi mes dėjom bananiną, tai mūsų avižiniai sausainiai atsiduos bananų skonio. Jeigu jūs jo neturite, tikrai nereikia. Tai nebūtinas, bet kadangi aš turiu, tai aš įdėsiu tiesiog porą tokių šaukštelių, lašelių tiksliau. Ir įdedam į visą tą masę mūsų vaisius ir riešutus. Čia ir vėl sakiau, fantazuokit pagal save, galima ir šokolado gabaliukus dėti, na žodžiu pagal save. Tai va dedu ir viską tai sumaišau. Visą šitą masę sumaišau. Visą šitą masę dėsiu į skardą, į kepimo popierių. Bet prieš tai aš tą kepimo popierių papurkščiu cooking spray, purškiamų aliejų, patepsiu. Viską tai patepu, kad būtų tolygiai tas aliejus. Formuojam sausainius pagal save. Aš formuoju toks, koks pas mane šaukštas yra. Na štai, suformavome mes mūsų sausainius. Aišku, galima buvo į didesnę skardą viską tai dėti. Gautųsi mažesni sausainiai, bet mes dėjom į tą, ką turime. Žodžiu, dedame tai viską į grilį. Į orkaitę tiksliau. 180 laipsnių temperatūra. Ir 15 minučių. Žiūrėkit pagal savo sausainius, kol jie gražiai apskrus. Na štai, mūsų avižiniai sausainiai iškepė, maždaug kepė 15 minučių. Siūlau tai pateikti su pienu ir skaniai pavalgyti. Skanaus! Maždaug visose sausainiuose bus 500 kalorijų, 65 gramai angliavandenių, apie 15 gramų baltymo ir apie 20 gramų riebalo.